Labas rytas visiems, su jumis ir vėl Laurinas. Taigi, manau, jau tapo tradicija pradėti nuo žinių apžvalgą, kokios bus šiandien. Tai, galbūt mes dieną pradėsime nuo Vokietijos žinių, būtent sąlygų visokių indeksai. Išeis 11 valandą, kas turėtų paliesti euro valiutą visų atžvilgių, dolerio ar svaro ar jenos, priklausomai ką prekiaujat. Prognozės yra, kad laukiama yra pagerėjimo, tai būtent euro stiprėjimo. 12 valandą euro grupės narių susitikimas, tai čia rinka irgi gali pasivaikščioti, jeigu bus kažkokie aiškesni dalykai pasakojami ir pozityviau kalbama bus ar negatyviau, būtent tai gali įtakoti judėjimą. Pusę 4 iš Amerikos turėsime prekių užsakymų irgi visokių indeksų. Jie varijuoja irgi tikimasi geresnių, žiūrėsime kaip iš tikrųjų išeis. Ką dar kreipdėmėsi reikėtų, tai 5:30 bus Kanados centrinio banko vadovo kalba. Dažniausiai tokie dalykai irgi prideda savo prieskonio į rinkas ir gali sujudinti būtent Kanados porą. Grįžtant prie grafikų, tai pradėkime gal nuo euro. Būtent vakar euras smarkiai sustiprėjo, nors ekonominis kalendorius visas raudonas buvo. Tai tokie dalykai būna, kartais technika dirba daugiau nei fundamentalas. Irgi kol kalbame, čia iš tikrųjų prieš kelias minutės euras vėl šovė į viršų, pramušė vakarykštės aukštumas ir šitos korekcijos. Būtent kas jeigu nusipirko, tai labai gerai. Pramušėme lygį, keliausime toliau, sekantis sustojimas galbūt būtų 1.0865 ar 70 kažkur čia, bet beveik kai kur yra spigliukas, nuo kur atšoko. Ir jeigu čia nesustabdys, tai sekantis sustojimas bus tikrai prie 1.1, prie viršūnių kažkokių, bet vėlgi tam tarpe galima laukti korekcijų. Svaras irgi labai panaši istorija, pramušinėjame aukštumas turėtas praeitą savaitę. Ir būtent kanalą, kuriame buvome labai ilgą laiką, būtent vyksta pramušimas į viršų. Tai dolerio nenaudai visos valiutos iš tikrųjų juda prieš dolerį, taip pat Zelandas, Australas kyla iki kitų pačių lygių. Galbūt Australui dar galėčiau čia uždėti 0.7830, būtent sekantį atskaitos tašką. Zelandą turime 0.7590 kažkur, tai būtent čia vakarykštės aukštumos. Čia beveik kaip ir signalas prekybai pas mane ateina, nes momentas minusinis, tai žiūrėsime, kaip šiandien viskas susiklostys. Taip, tai Kanada irgi važiuoja būtent į savo valiutos pusę, stiprėja Kanada dolerio atžvilgiu. Tai reiškia, leidžiama yra žemyn, kad surasti kažkokią sekančią atskaitą, galbūt reikia įsijungti dieninį grafiką. Tai būtų, manau, iš karto štai čia kažkur prie 1.1930, bet čia dar nemažai punktų yra. Momentas yra teigiamas, bet jisai krenta žemyn ir gan smarkiai, būtent tai gali tikrai stumti toliau Kanada link stiprėjimo, būtent dolerio Kanados atžvilgių. Kanada gali judėti žemyn grafike. Taip, frankas irgi, panašiai kaip euras prie lygių, juos pramušė, bet tiesiai smalasi. Sekantis atskaitos taškas galbūt, tiksliau būtų 9, psichologinis levelis 0.9500 kažkur. Ir jena irgi tiesiog dolerio atžvilgių įkvėpė. Čia galima žvelgti galvą pečius. Sekantis sustojimo taškas, jeigu čia viskas prasimuš tvarkingai, irgi bus apačia 1.1860 ar 1.1845, būtent tam tarpe. Jeigu viskas apsisuks, tai įdėsime bent jau link čia viršūnių, iš savaitės pradžios 1.200 psichologinis atskaitos taškas. Kaip visą laiką, jeigu turit klausimų, galite rašyti. Sėkmės visiems prekyboje.